Linksmesnė tema. Į Klaipėdą savaitgalį susirinko 7000 šokėjų, dainininkų ir orkestrantų iš visos Lietuvos. Tokį gausų būrį čia sukvietė Vakarų krašto dainų šventė. Uostamiesčio Liepų gatvėje išsirikiavo per 7000 įvairaus amžiaus žmonių iš įvairiausių Lietuvos miestų. Visi laukia netrukus prasidėsiančios eisenos – vasaros koncertų estrados link. Tai paskelbta Lietuvos Vakarų krašto dainų šventės pradžia. Į ją atvykę kolektyvo atstovai dalijosi prisiminimais bei pasakojo, kodėl kasmet svarbu dalyvauti šioje dainų šventėje. Labai geri įspūdžiai, skanduotės nesuorganizuotos, labai geros ir efektingos, visiems patinka, visi laimingi. Tai savo norų dalyvaujate ar kažkas priverčia? Savo norų ir priverčia. Daugiau savo norų. Tai patiems kokie prisiminimai ir ko tikitės šį kartą? Šį kartą tikimės gero oro. Iš ano karto blogi prisiminimai, labai lijo, bet buvo labai smagu. Dabar bus geras oras ir bus smagu, nes mūsų chormeisteris labai stilinga kepurė. Tikiuosi, jis pateks į televiziją kada nors. Pirmą kartą šitą dainų šventėj? Ne, trečią. Ir kaip, kokie įspūdžiai? Labai geri, labai visada smagu. Būna laisvo laiko, tai pabūnam prie jūros. Smagu. Mes tokie visur norim važiuoti, norim dalyvauti, norim pabūti ir mylim dainą ir atvažiavom. Mergaitės, ar norit dalyvauti? Įspūdžiai kokie? Tik tai kokie? Puikus! Praktiškai kiek Klaipėdoje yra dainų švenčių, mes dalyvaujame visose be išimties. Daug metų. Smagu. Klaipėda yra didelė trauka, yra vaikams didžiulė pramoga, pabūti visiems kartu ir smagiai padainuoti. Šventės yra smagios, gerai organizuotos ir neilgos, nevarginančios. Lietuvos Vakarų krašto dainų šventė kitame 90. Anot organizatorių, pagrindinis jos tikslas – puoselėti ir tęsti chorinio dainavimo ir dainų švenčių tradicijas. Mes šitą šventę liudijam, kad esame Lietuva, kad esame dainuojanti tauta ir kad ne tik Klaipėda, bet ir visa Lietuva yra dainų šalis. Ir kaip aš ir jau ne vieną kartą sakiau, kol bus gyvos dainų šventės, gyva bus ir Lietuva. Tai turbūt didesnės prasmės čia ir negalima sakyti. Ir štai šita žmonių masė ir liudija tai, kad mes turim šventę. Organizatoriai sako, jog svarbu ne tik pati šventė, bet ir dalyvių veikla iki jos. O esmė švenčių dainų yra tai, kad net ir UNESCO pripažino ne pačią dainų šventę kaip saugotiną, bet dainų švenčių tradiciją. O dainų švenčių tradicija reiškia kasdienis mūsų gyvenimas, tai yra tie kolektyvai, kurie kasdien puoselėja dainų švenčių tradiciją, kurie repetuoja, kurie autoriai, kurie rašo šventėms. Ir jeigu nebūtų tokių švenčių, kažin ar mes Lietuvoje turėtume tiek gyvasties. Klaipėdos miesto savivaldybė šventės organizavimui šiemet skyrė 15 000 eurų. Tik pasižiūrėkite į tą minios galą. Čia stovi beveik 7000 įvairių meno kolektyvų narių. Tai reiškia, kad dainų švenčių tradicijos jos buvo, yra ir bus gyvos. Žinoma, kas 4 metai Vilniuje vykstanti dainų šventė, galim skaityti, yra tik tais, jeigu taip galima įsireikšti, aisbergo viršūnė. Iki to laiko regionuose, Klaipėdoje taip pat vyksta tos, sakykime, kasmetinės dainų šventės. Tai, sakykime, savivaldybė be jokios abejonės prisideda tiek finansais, tiek, sakykime, organizacinė prasme ir džiaugiasi, kad čia į Klaipėdą kiekvieną vasarą suvažiuoja štai šie šaunūs meno kolektyvai. Šiemet į dainų šventę Klaipėdoje atvyko per 250 meninių kolektyvų, dainininkų, šokėjų, orkestrantų.